Kągi tenka dažniau rodytis TikTok'e, nes mano profiliai darbo, kur aš teikiu įvairias paslaugas žmonėm, kurie jų pageidauja, apauga klonais, šimtais įvairiausių kopijų ir tos kopijos labai sėkmingai siūlo savo paslaugas ir vilioja iš patiklių žmonių pinigėlius. Tad tiesiog žmonės, kurie nėra manęs asmeniškai sutikę, tik tais bendravę internetu, jie nežino realiai, su kuo jie bendrauja, nes tai turbūt yra tokia populiarumo kaina, kad priviso visokių profilių klonų. Tad bent jau žmonės žinotų, bent jau kaip aš atrodau, arba bent jau girdėtų mano balsą dažniau, gal nebūtų tokie patiklus. Iš esmės savo paslaugų aš niekam nesiūlau. Ta prasme, aš nesiperšu draugus, aš nerašinėju asmeniškai jokių žinučių. Yra mano verslo svetainės, yra verslo puslapis ir ten yra pateikta visa veiklos informacija, beje, mano veikla yra Lietuvoje legali, yra mokami visi mokesčiai ir viskas šitoje vietoje yra tvarkoj. Bet kažkokios atsiranda mažosios bendrijos arba netgi kažkokie įsilaužėliai, turbūt ir iš kitų kraštų ir siuntinėja žinutes aiškiai matomas verstas per Google vertėją, kur ten net lietuviškos logikos nėra. Bet aš suprantu, žmonės tiesiog kartais papuolė į bėdą, ekstremalios ir kažkokios situacijos metu griebės ir šiaudo ir tiesiog ne visada tą informaciją patikrina. Dabar šiek tiek apie save. Esu literatė, dailininkė, gimiau, augau Kaune, šiuo metu gyvenu Klaipėdos rajone, Pajūrys man labai patinka Žemaitija, jaučiuosi čia labai gerai, iš Žemaitijos yra kilęs mano tėvas, kuris beje buvo nesantuokinis kunigo vaikas ir dėl to patyrė labai daug patyčių ir su motina iš Žemaitijos išsikėlė gyventi į Kauną, kur aš ir gimiau. Savo sugebėjimus burti arba pranašauti aš pastebėjau labai anksti, galbūt tai buvo paveldėjimas, nes ir mano mama būrė kortomis ir močiutė turėjo labai gerą intuiciją ir šeimoje buvo žolininkių. Tad savo sugebėjimus reikėjo lavinti toliau, mokiausi Vokietijos parapsichologijos akademijoje Miunchene, taip pat mokiausi tapybos Ukrainoje. Iš tikrųjų, aš nelabai norėjau būti ragana, jeigu taip atvirai pasakius, nes gyventi su milijonais pojūčių, nuojautų, vizijų, iš tikrųjų buvo labai sudėtinga. Ir tai būdavo tikrai toks kankinantis dalykas, bet teko susitvarkyti su savo psichika, su savo psichologija, užsigrūdinti, taip pat, kaip ir minėjau, studijavau visai kitus mokslus, studijavau menus. Menas padeda nukrauti įtampą, paveikslai padeda susitelkti į grožį, į kūrybą ir tiesiog nuimti tas visas neigiamas mintis ir neigiamas emocijas. O būrėja, taip, tai jeigu žmonės lankosi, pavyzdžiui, pas mane jau 30 metų, jau yra užaugusi jų vaikų karta ir jie sako, tu gali mums padėti, tu gali mums patarti, tu gali patarti mano vaikui, tai aš turiu juos priimti. Tai yra taip, tai yra bendražmogiški dalykai, jeigu aš galiu padėti, jeigu aš jaučiu, kad aš galiu suprasti žmogaus problemą, tai aš negaliu atstumti žmogaus, kuris nuolat prašo mano pagalbos. Ir aš aplamai esu žmogus ekstravertiškas, bendraujantis, man žmonės visada patiko, man žmonės yra visi lygus, visi malonūs, žinoma, tol, kol jie nepradeda man kenkti, nepradeda manęs persekioti, keršyti ar kitaip išsidirbinėti. Tai aš manau, čia turbūt visiems tokie dalykai nepatinka. Apie būrėjos amatą, žinoma, negali galbūt 100% numatyti visko, nes nesi dievas ir aš visada sakau, aš nesu dievas.
Aš esu tiesiog žmogus, gal šiek tiek pastabesnis, gal šiek tiek jautresnis, gal šiek tiek daugiau psichologijos supratimo turiu negu kiti žmonės. Ir žinoma, pirmiausiai tai būtent tai, kad yra noras padėti žmonėm. Ir yra noras su žmonėmis bendrauti, yra noras išsiaiškinti, yra noras pažinti. Ir tikrai tų problemų yra visokių, ne vien tik tais meilės, seilės, bet yra iš tikrųjų labai didelių dramų, labai sudėtingų situacijų. Ir tai tenka pasitelkti įvairias žinias, kartais net ir pačiai pasistudijuoti ir netgi praplatinti savo horizontus, pasidomėti netgi teisiniais dalykais arba netgi, sakykime, kažkokiais inžinieriniais, statybiniais dalykais. Iš tikrųjų, žinios turi būti labai plačios ir dabar jau būrėja negali būti tokia vien tik tai kūdikis iš gamtos, kuris spėja iš vėjo krypties ar kavos tirščių. Dabar reikalinga labai daug žinių ir reikalinga nuolat mokytis ir nuolat studijuoti. Mano darbas su žmonėmis man labai patinka. Aš labai mėgstu su žmonėm bendrauti, aš neturiu jokių išankstinių nusistatymų. Man negaila laiko spręsti problemai, man negaila laiko mąstyti, aš nebijau mąstyti, aš nebijau galvoti, aš nebijau analizuoti. Ir kaip minėjau, jeigu tų paslaugų reikia, jeigu žmonės kreipiasi metai iš metų, jeigu žmonės atvažiuoja kelius šimtus kilometrų arba atskrenda, arba planuodami savo atostogas Lietuvoje registruojasi pusę metų į priekį, tai vadinasi, mano paslaugos yra reikalingos. Ir jeigu žmonės negali pasitikėti kitais žmonėmis arba negali pasitikėti kitomis institucijomis arba bijo pasisakyti savo artimiesiems, tiesiog jiems kartais yra reikalingas žvilgsnis iš šono žmogaus, kuris jais nėra niekaip suinteresuotas ir niekaip nesiruošia nei įtakoti jų gyvenimo, nei kažkaip tai juos paveikti ar perkalbėti savo naudai, o tiesiog žmogiškai pasišnekėti apie problemas, panalizuoti situacijas, kortų arba astronumerologijos pagalba pasiskaičiuoti, pasižiūrėti, ką galima iš situacijos turėti arba galbūt netgi ir kartais ir prarasti, arba pažiūrėti tendencijas ateities. Prognozės, kaip žinia, prognozės ateities daro visi ir sinoptikai, ir bankininkai, ir bendras valstybinės prognozės šiais laikais daro visi. Bet būrėjos amatas yra išskirtinis, tai yra ne bendra žmogiška prognozė, bet prognozė individualiam žmogui. Ir tai yra visapusiškas įsigilinimas į žmogaus vidų, į jo mąstymą, į jo poreikius, neprimetant kažkokio tai ten požiūrio, neprimetant, kaip sakant, kažkokių tai normatyvų, bet tiesiog parinkti individualiai žmogui tai, kas jam būtų geriausia. Ir kaip ir minėjau, tol, kol poreikis yra, tol, kol žmonės kreipiasi, tol, kol žmonės atskrenda, atvažiuoja, skambina ir rašo SMS arba e-mailą arba į Messenger žinutes, tai tol šitas darbas ir bus ir niekur nesitrauksiu dėl to, kad žmonės to nori. Žmonės ateina ir sako, tu gali. Ir mano ryšiai su žmonėmis yra labai ilgalaikiai. Aš, kaip minėjau, turiu klientų, kurie jau lankosi 30 metų. Taip pat yra puikus mano draugai, buvę kaimynai, kurios pažįstu jau 40 ir daugiau metų ir taip pat turim apie ką pasišnekėti. Tai mano profesijai reikia laiko ir kas teisus ir kas meluoja, būtent parodo laikas. Ir būtent tai, kad žmonės kreipiasi vėl ir vėl, grįžta po 5, po 6 ar po 10 metų, tai ir yra darbo kokybė. Reiškia, aš kažką sugebu, reiškia, aš galiu padėti, reiškia, žmonės manęs nepamiršta. Ir taip ir bus. Ir kiek galėsiu, tiek padėsiu. Kiek galėsiu, tiek patarsiu. Iki kitų susitikimų.